Važiuoja vyras traukiniu su 4 vaikais, jisai sėdi savy paskendęs, lyg jo nebūtų, o vaikai siautėja, eina kuli, šokinėja, rėkauja, laksto, jau žmonės darosi pikti, neapsikenčia, galvoja, kaip čia jis tais vaikais nesirūpina, kaip jisai čia jų nesutramdo, kol galiausiai vienas prieina prie to vyro, jį pajudina, vyras lyg pabudęs, nesupranta, kas darosi, jo keleivis ir klausia, kaip tu čia taip tų vaikų netramdai, kaip čia dabar mums kelioniai. Ir žmogus toksai nusiminę sako, nesenai numirė jų mama, aš nežinau, kaip tiems vaikams pasakyti, kad jie daugiau tos mamos nebepamatys, aš labai atsiprašau. Ir staiga traukinyje žmonės tapo daug gailestingesni, daug supratingesni, staiga jiems joks triukšmas jau nebetrukdė ir panašiai. Tai yra mintis ta, kad mes niekada nežinom, kas dedasi kito žmogaus gyvenime, todėl niekada neturėtume skubėti jo teisti.